Labadiena, šiandien mamos Jovitos klausimas. Prašau jūsų pagalbos ir patarimo. Mano sūnui šiuo metu 3 metai, noriai lanko darželį nuo praeito rugsėjo, todėl džiaugiuosi savo sūnumi ir auklėtojomis. Tačiau prieš porą dienų labai nustebau, kad mano vaikas pradėjo dainuoti dainelę Gėda pelėda. Tikiu, jog ši dainelė jums gerai žinoma. Aš jo klausiu, kas išmokė tave šitą dainą, sako, darželyje. Tuomet vėl klausiu, kodėl dainuojat ją, o jis sako, draugas darosi įsiu į kelnes, todėl dainuojam. Spėju, kad net pirštais bado. Mane tai pribloškė. Niekada nieko panašaus nemokinau. Labai blogai jaučiuosi, kad mano vaikas bado pirštais kitą vaiką. Prašau, patarkite, kaip pasielgti šioje situacijoje, gal su auklėtojomis pakalbėti, gal to vaiko mamai pasakyti, ar gal kaip kitaip pasielgti. Apie Gėdą pelėdą esu rašiusi savo tinklaraštyje, tai jeigu įvestumėte į paieškos langelį Gėda pelėda, nebejoju, kad tikrai rastumėte straipsnį, kuriame apie tai rašau išsamei. Tačiau šiandien, norėčiau šiek tiek atsakyti konkrečiau į jūsų klausimą. Turbūt esate matę, ar ne? Internete ne kartą klaidžiojo tokios nuotraukos, kaip ten, tarkim, aš esu melagis, ar ne, ant marškinėlių. Ir kur vaikas ar paauglys yra išstatomas visų pajuokai ir manoma, kad toks elgesys su jaunu ar net mažu žmogumi įskiepys jam, pavyzdžiui, norą neimti svetimų daiktų arba norą nesikeikti ir taip toliau ir panašiai. Iš tiesų gėdinimas ir sudarimas tokios situacijos, kurioje vaikas jaučiasi kaltas, dėl to, kad jis pasityčiojo, dėl to, kad jis erzino, dėl to, kad jis paėmė ne savo daiktą. Ir už visas kitas jo klaidas šitai baudžiamas, iš tiesų toks elgesys su vaiku nėra veiksmingas. Ir tėvams ir pedagogams gali atrodyti, kad jie išmokys ar parodys tam nevykėliui, ar ne, kaip turėtų jis elgtis, ar bus tam tikra pamoka, tačiau moksliniai tyrimai jau rodo, kad toks elgesys su vaiku nėra pamoka jam. Visų pirma, toks elgesys su vaiku priverčia vaiką jaustis nevykėliu, vienišu, tokiu, kuris, neturi žmogaus, kuris jam civilizuotai ir kultūringai paaiškintų tai, kaip jis turėtų elgtis. Ar ne? Toks elgesys su vaiku tik skatina dar daugiau negatyvaus elgesio ir priimti tokius sprendimus, kokių mes nenorėtumėme, kad jis priimtų. Kaip tėvai, mūsų tėvų uždavinys yra padėti vaikui išmokti. Padėti vaikui pakilti, ar ne, įgyti sparnus, o ne kaip tik vaiką pažeminti, sudraskyti jį į gabaliukus ir jo pasitikėjimą savimi, ar ne? Gėdinimas moko gėdinimo. Vaikai, kurie tyčiojasi iš kitų, kurie erzina kitus, vaikai, kurie gėdina kitus, labai dažnai patys yra tą patyrę. Iš tėvų, mokytojų ar kitų artimųjų. Dėl to, kad taip tas pats yra ir su mušimu, ar ne? Mes negalime vaiko mokyti nesimušti, bausdami jį mušimu. Lygiai taip pat yra su gėdinimu, lygiai taip pat yra su patyčiomis. Kitas negatyvus dalykas yra tai, kad vaiko gėdinimas priverčia jį jaustis nevisaverčiu. Ir tikrai jau yra daug tyrimų įrodžiusių, kad gėdinimas neduoda jokių ilgalaikių rezultatų. Taip, galbūt tą akimirką vaikas liausis. Jeigu mes jam duosime ten 250 kartų į sąsiuvinį užrašyti, aš esu nemandagus. Ar ne, bet kas fiksuojasi vaiko galvoje? Vaiko galvoje fiksuojasi ne jo elgesys ir ne tai, koks yra tinkamas elgesys, o tam tikra etiketė, kuri tik dar labiau skatins tą elgesį. Jeigu mes norime, kad vaikas pasitikėtų savimi, jeigu mes norime, kad vaikas apskritai gerai jaustųsi, tai turime elgtis su vaiku taip, kad skiepytumėme būtent tokį savivertės jausmą, o ne priešingą. Kitas dalykas, ką padaro toks viešas gėdinimas, tai
vaikas praranda pasitikėjimą suaugusiais. Neįsivaizduojate, kaip turi jaustis vaikas, jeigu pedagogas, suaugęs žmogus, kuris už jį atsakingas, kuris juo pasitikė, kuris yra didelis ir atrodantis, šitiek visko galintis, pradeda jį gėdinti ir dar viešai. Jeigu mes norime, kad vaikas užaugtų sveikas, emociškai sveikas, ar ne, jis turi pasitikėti suaugusiu. Abipusė pagarba ir meilė yra gyvybiškai svarbus. Taip pat gėdinimas nemoko tokių vertybių kaip, susitaikymas, bendradarbiavimas, galų gale tiesiog problemų sprendimas. Ar ne, mes juk norime, kad vaikas mokėtų spręsti problemas. Tai to ir mokykime. Kai tėvai sąmoningai apsisprendžia vengti tokių taktikų kaip gėdinimas, ar ne, viešas ypatingai gėdinimas, ar tam tikrų nuotraukų talpinimas Facebooko paskyroje, kad pamatytų vaiko draugai, ir ieško būtent tų pozityvių alternatyvų, vaikas įgyja gebėjimus, kurių jam reikia, kad jis elgtųsi socialiai ir emociškai brandžiai. Ir lygiai taip pat vaikas mokosi pasitikėti savimi ir civilizuotai spręsti problemas. Kiekvienas vaikas darys klaidų. Kiekvienas suaugęs daro klaidų, o ypač mes darome klaidas, kai mes augame. Tai yra nepaprastai svarbu tame augimo procese ir ugdymosi procese. Daryti klaidas ir mokytis iš jų. Taigi vietoj to, kad mes gėdintumėme vaikus, mes turime juos mokyti ir mokyti pagarbiai. Ar ne, turi būti abipusė pagarba, kad vaikas matytų, kad tai, kaip mes elgiamės, tokio paties elgesio mes tikimės ir iš jo. Ar ne, yra kinų patarlė, kad pasakyk man ir aš pamiršiu. Ne, jeigu mes vaikui sakome, būk mandagus, o patys elgiamės nebandagiai, vaikas į tai nekreipia dėmesio. Ar ne, parodyk man ir aš galbūt prisiminsiu. Bet įtrauk mane į veiklą ir aš išmoksiu. Ar ne, tai mes turime ne tik modeliuoti tinkamą veiklą, bet ir turime daryti taip, kad vaikas tą suprastų. Tai reiškia, mes turime šnekėti su vaiku, mes turime modeliuoti tą elgesį ir mes turime aiškiai vaikui pasakyti, ko iš jo tikimės. Mūsų, tas problemas, tokias mes turime spręsti kūrybingai, bet lygiai taip pat mes turime būti draugiški ir pagarbus. Ir ar tai reikalauja daugiau pastangų? Žinoma. Niekas nesakė, kad bus lengva, nes reikia pažinoti gerai vaiką, kad žinotum, kokie metodai veikia su juo, reikia nuolat kalbėtis, reikia iš tiesų klausyti ir reikia būti čia ir dabar kartu su vaiku ir reikia jį draugiškai skatinti. Tam mes turime investuoti save, savo smegenį, savo širdį į vaiką. Ne? Ir visų pirma, mes turime tikėti, kad vaikas gali, kad vaikas nėra nemandagus nevykėlis. Ne? Mes turime tikėti, kad kiekvienas vaikas gali išmokti. Taigi mūsų bausmės ar disciplina, pasekmės turi būti atsakingos ir turi skatinti sveiką vaiko raidą. Ir kokios galėtų būti alternatyvos? Iš tiesų, alternatyvų yra pačių įvairiausių. Jeigu vaikas pasielgia netinkamai, jis gali parašyti atsiprašymo laišką. Jūs galite kartu su vaiku skaityti knygas, kurios siunčia tą pozityvę žinutę, ar ne? Pavyzdžiui, knygas apie tai, kaip elgiasi vaikas, kuris patiria patyčias. Apie tai, kad mes suteikiame antrą šansą. Apie tai, kad, paties to vaiko mes galime paklausti, o kaip tu jaustumėsi? Ar ne, jeigu su tavim taip elgtųsi? O kaip tu manai, mes galime šitą problemą išspręsti, negėdindami draugo? Ar ne, mes turime skirti laiko, kad išmokytumėme vaiką susitvarkyti, padėti mums ir taip toliau ir panašiai. Ar ne, mes visų pirma turime patys elgtis su vaiku taip, kaip mes norėtumėme, kad elgtųsi su mumis ir kad mūsų vaikas elgtųsi su kitais. Man labai yra liūdna, kad aš vis dar matau labai daug gėdinamų vaikų. Man atrodo, kad tai yra stipriai įsišaknyję mūsų kultūroje
Ir per vieną kartą mes to neišgyvendinsime, nes aš pati save pagaunu už liežuvio kartais labai norinti pasakyti, mums gėdinimas yra automatinė reakcija labai dažnai, bet tai reiškia, kad mes turime pradėti sąmoningai apie tai galvoti ir sąmoningai to vengti. Dėl to, kad mes neturime vaikui parodyti, kas čia viršesnis, ar kas čia šeimininkas, ar ne? Mūsų tikslas yra abipusė pagarba ir kultūringas bendravimas su vaiku. Tėvystė nėra lengvas darbas. Ir mes turime prisimti atsakomybę, žinodami, kad darysime ir klaidų, ir tas klaidų darimas yra visiškai normalu. Bet labiausiai, ką aš noriu pasakyti, tai iš tiesų, kad pozityvus elgesys yra užkrečiantis. Ta mes matome kiekvieną dieną ir vaikystės sode. Ir iš tiesų gėris skatina gėrį, draugiškumas skatina draugiškumą, pagarba skatina pagarbą. Ir atsakant jūsų klausimą, gal to vaiko mamai pasakyti, aš manau, kad tikrai vertėtų. Ir aš manau, kad vertėtų pasakyti ne tik mamai, bet ir pedagogai. Kad jeigu ji dar apie tai negirdėjo, jeigu ji nežino, kad tai yra netinkamas metodas ir jeigu ji dalyvauja vaiko gėdinime, tai kad jis sustabdytų ir save, ir kitus vaikus, vardan visų vaikų esančių toje grupėje gerovės. Sėkmės.